Startas, modelis startas. Ar galėtumėt paminėti geriausius rezultatus, ar buvo tokie įsimintini su jūsų modeliais? Aktyviai dalyvavau 8 metus. Nuo 62 iki 70 metų. Kaip būrelio vadovas ir paskui kaip sportininkas, modelistas. Kaskart sportinė sėkmė vis mane lydėdavo ir rezultatai vis kilo ir baigiau savo sportinę karjerą 70 metais. Ne kasmet startuodavau, pirmą vietą Respublikoje, o ypatingai derlingi buvo 70-ieji. Ir pirmą vietą savo modelių klasėje Lietuvos Respublikoje. Pabaltijo valstybės, Lietuvaitės taip pat pirmą paėmiau asmenišką ir taip pat draugiškose varžybose Vilnius, Varšava taip pat pirmą vietą parsivežiau diplomą. Jau lenkišką diplomą ir užbaigiau karjerą staigiai. Tai likau treneriu, vadovauju trečiajam būreliui, kaip sakiau. Iš Vilniaus grįžęs 67 metais, iki šio laiko būrelius veikia, 43 metai jau kaip veikia. Ir dar modelis. Apdovanojame ir Juozą Stankevičių. Tai jų medalis, pažymėjimas, sveikinu. Taip, prašom. Na, Juozas, tikriausiai visi žino, kaip labai tokį atsidavusi jaunųjų modeliuotojų rengėją. Jis ištisus dešimtmečius rengia vis naujus ir naujus vaikinukus. Na ir gal Juozai vieną kitą savo istorijos. Teisingai pasakėt dalį tiesos. Taip, kągi, aš norėjau skraidyti tarp garbingų aviacijų, kurie dabar čia, bet negalėjau, kadangi akinis nešiojau. Jūs žinote, ponas Peikį, kaip ten buvo, kai grojau į modeliavimą. Ir 53 metus dar vadovauju aviacijos būreliui. Iš viso turėjau tik 3 būrelius. 6 metus Garliavoj, 4 Vilniuje ir 44 Kaune, kuriam dabar vidurinė mokykla, reiškia, pedagogas esu, išėjau į pensiją, tačiau aviacinės veiklos nenutraukiu. Manau, kad avimodelizmas tai yra vis dėlto pagal visus nuostatus kelias į didžiąją aviaciją. Šiaip tai aš būčiau apsišaukėlis. Tai manau, kad aš taip pat atidavęs tam tikrą duoklį didžiąją aviacijai. Pavyzdžiui, pirmasis mano vojalis, galbūt aksnas buvo, gal priežastis. Taip pat dalis jų orientavosi į didžiąją aviaciją, ne bet kaip. Pavyzdžiui, Juozas Karklis, baigęs technikos mokslus, buvo Kauno aviacinio sporto klubo vyr inžinierių pajėgose ir kartu lakūnas buksiruotais. Na va, tai šis tas vis dėlto jau. Antras, manau, Klėtnis iš Garliavos, taip pat susižavėjo didžiąją aviaciją, tai nors jis neskraidė, bet baigęs technikos mokslus, statė, vadovaujant Pakarskui, aviacijos Lietuvos sklandytuvus, kuri pavadinta, būdamas technologijos skyriaus viršininku. Vėliau, dabartiniu metu, dalinių įmonės viršininku, dabar nežinau. Na, o šitie dar 3 grįžus iš Vilniaus, tai taip pat, kaip šis, reiškia, Puikys ir Liudas Zizas, taip pat skraidė aviacijos klube, Jonušo vadovavime, beveik iki sporto meistrų, reiškia, sovietiniais laikais pasiekė. Na, Puikiui tai pasisekė, taip kitką pasižymėjome to,
krito su lėktuvu kartu, sulaužė Lietuvos sklandytuvą, pats mus gyvas liko. Nu, kilo jie ten tam tikrom aplikybėm, labai škvalnis vėjas buvo, iki pat vakaro nenutilo, toks škvalnis gūsiais ir bandė kilti, matyt, be palidovo, neaišku, kaip ten buvo, kad kilant Lietuva grįžtelėjo sparną, galą žemę, paskui aišku, kad timt atgal abudu sėdo. Nu, tai lakų, ponas Raimondas Kavaliauskas žino tą geriau įvykį, va, kaip lakūnas atrodo, koja susilaužė, o puikiai jis apsibrazino, bet Lietuva labai daug kainavo remontuoti. Na, tai, nu, dar vienas avimadelistas, kuris propagavo ir reiškia, modės sportą, Skėčio plėtinis vėliau, pagarsėjęs Petras Akinis, buvo aprašytas žurnale, mūsų aviaciniam, dalyvavęs eilėje varžybų, kordininkas. Mano pirmasis buvo modelistas Vilniaus būrelio. Čia šaunūs vyrai iš muziejaus keli ir aviacijos veteranai pasišniukštinėję mano biografiją liečiančią aviadorizmą, surado, reiškia, reikšmingą pristatymą šiam apdovanojimui. Ta proga aš jums labai dėkuoju. Na, o mano gyvenimas Saulėlydyje, vadinasi, kurį maniau, kad bus labai trumpas ir tamsus, žinoma, jis dabar šimiai prašviesėjo, o galbūt bus ir ilgas. Ačiū už dėmesį.